Gyvenimas – evoliucija. Для этого нужно развить трансцендентное знание. Tam reikia ugdyti transcendentinės žinias. Pradžioje mes svarstome teoriją, paskiau praktiškai reikia įgyti regėjimą gerumo gūnoje. Vadinasi satva gūna. Tai reiškia gerbti kiekvieną gyvenimo apraišką. Gyvenimas – evoliucija. Yra aukštesnės gyvybės formos, yra žemesnės gyvybės formos evoliucijoje. Taip mes matome jas. Raštuose sakoma, siela viena ir ta pati. Ji evoliucionuoja iš žemesnių gyvybės formų iki žmogaus lygio, kuri gali išspręsti visas savo problemas, kadangi ji jau gali įgyti dvasinių žinių apie save, pažinti save. Žemesnės gyvybės formos negali savęs pažinti. Jie evoliucionuoja per jausmų organus, per maistą, per uoslę, per jausmų tenkinimą. Paskiau atsiranda genitalijos, paprasčiausios gyvybės formos. Jie turi tik lytėjimo pojūtį. O aukščiau virš to pridedamas žavesys, dar aukštesnės gyvybės formai pridedamas skonis. Paskiau atsiranda žandikaulis, keičiasi skoniai. Taip evoliucionuoja pasaulio suvokimas gyvos būtybės ir galiausiai pasiekia žmogaus gyvybės formą. Bet pradžioje necivilizuoto. Tai gali būti koks primityvus žmogus, genties žmogus. O aukščiau bus tas, kuris gyvena civilizuotoje, organizuotoje visuomenėje. Minėjome, ten jau yra žmonių klasės, dvasinis skirtumas tarp žmonių. Mes jau suvokiame, kas daugiau žinių turi, kas mažiau. Mes jau atskiriame tuos dalykus, kur švaru, kur nešvaru, kas gerai, kas negerai. Toje visuomenėje jis juda į priekį, evoliucionuoja. Šios evoliucijos viršūnėje žmogus pasiekia savo dvasios, sielos sąmonę. Ir pačioje viršūnėje jis atranda meilę Dievui. Ir kada jis atranda meilę Dievui, jam atsiveria visas evoliucijos kelias nuo apačios iki viršaus. Jis jau gerbia kiekvieną gyvą būtybę ir jis bando padėti. Подпишись на официальный канал Александра Хакимова